va, paliekam Neriją. Tai dabar tiesiog važiuosim iki Frigilianos ar Frigilianos. Ten yra dailus miestukas. Nežinau, mes po tą miestuką vaikščiosim, bet kad varysim pahaikinti, tai 100% radau 2 haikus netoli. Vienas rašo, kad pavojinga vaikam, bet yra kitas toksai šiek tiek nuosaikesnis, bet irgi rašo, kad labai gražus. Tai gal mes tenais ir pasivaikščiosim. Geras, aš matau mūsų mašinėlę. Ji yra va ten. O mes esam štai čia. Tai lipsim. Vienas baltas kaimelis, antras baltas kaimelis, ten jūra. Koks grožis čia atsiskleidžia. Ar patinka tau mažutė? Ne. Ok, man irgi patinka. Yra tikimybė, kad mūsų viršūnė vatyva. Bet čia kaip visada. Kam nepatiks viršūnėje, tas ledų nevalgo. Atvykę į vakarėlį, kuris vyksta Del Fuerte viršūnėje. Šiandien vakarėlyje čipsų likučiai, batono likutis, kitų čipsų košė ir tuna skardinukė. Ir tėvai, 4 valandas haikinom, 700 metrų sukilom į viršų ir dar po to į apačią. Nu dabar tai jau tikrai ledų nupirksit. Sveiki atvykę į Toroksą. Vieta geriausia klimato Europoje. Vieta, kur saulė šviečia 300 dienų per metus. Na, duodam dar vieną šansą Ispanijos restoranams. Važiavam į tokį pakelyje Torokse. Nes jau blogiau būt negali. Pakeliai, jeigu jau pakeliai bus neblogai, tai tada bus labai gerai. Štai pasiūlė man kažkokią čia mėsytę tokią, labai gerai iškeptą. Nu, panašu į tai. Bet per sūrį. Bet per sūrį, jo, nors sakėt labai jau čia gerai bus. Visodri visai šiaip skaniai atrodo. Iešmas. Tai kai tai, čia beleka valgo. Ir tada likusiam 4 naktim mes turim bele kokio dydžio apartamentus. Žodžiu, sakyčiau, kad čia mums per daug vietos, bet tai buvo vienintelis variantas Malagoj, kad galėtume visas 4 naktis vienoje vietoje miegoti ir kad būtų ne per toliausiai nuo centro ir kad turėtų parkingą, o čia parkingas yra nemokamas.
Go out the back door and go upstairs to discover all the secrets that Oxo Video Game Museum holds. We'll see you soon for our next adventure. Likus dar keliom valandom iki automobilio grąžinimo laiko. Tiesiog pakeliui iš Malagos link Benalmadenos radau žemėlapį, kad yra koks tai čia botanikos sodelis nedidelis. Nu tikrai toksai jaukus. Pasakyk į kamerą, ką sakei, ką tik man. Riauškina kokį tai tenais sėklytį. Tai va, sėdimės dabar tie, kurie norėjo eiti šitą botanikos sodą. Ten už mūsų tie, kurie nenorėjo eiti. Nu ką, pagirdėm žirgelį paskutinį kartą. Jaučiu, kad kainos kuro jau tokios pačios ir Lietuvoje. Nuo šių metų. Na ką, parvarėm žirgelį į Arklidės. Toks, kaip pasakyt, tas žirgelis mūsų nelabai patogus, bet patikimas. Nepavedė kelionėje.